Labas rytas, esu kariūnas Paulius Kančys ir šiandien aš jums pristatysiu savo aukštąją mokyklą. Aš jums pristatysiu tiesiog eilinę kariūno dieną. Kur paskelbti? Mums ginklą davė motina tėvynė, po vėliavą šventai prisiekėm jai, aidėk daina iš mūsų jaunų krūtinių, kai drąsiai žengia Lietuvos kariai. Pirmin, 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 trimitai šaukia, ir dunda dulka vieškeliai keliai. Pirmin, 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 sargyba laukia, pirmin, pirmin, šaunieji sakalai. 0, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Po rytinės mankštos, kai visą laiką keliaujame į pusryčius, o penktadieniais, kadangi prieš savaitgalį šiokia tokia šventė mini, tai keliaujam į pusryčius su daina. Kaip matot, štai čia keliauja į pusryčius 3. kursas. Bet nei bus, nei tekės Nemune tiek vandens, kiek priešų ten kraujo tekėjo. Bet nei bus, nei tekės Nemune tiek vandens. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Kaip žinome, sportas yra neatsiejama kariūno dienotvarkės dalis. Turime krepšinio, futbolo, bokso, kovinės savigynos, karinės penkiakovės, lengvos atletikos, netgi stalo teniso. Čia vyksta visas kultūrinis akademijos gyvenimas. Taigi mes čia turime teatro studiją, taip pat mūsų choras čia repetuoja ir atlieka savo renginius, šokius ir žinoma visi vaidinimai čia būna. Čia galite pamatyti, kaip gyveno mūsų kolegos kariūnų prieš 20 metų. Štai mūsų senoji uniforma. Kiekvieną rytą karo akademijoje pradedame giedodami Lietuvos himną ir pakeldami Lietuvos valstybės vėliavas. Dabar pamatysite raportą bataliono vadui ir pamatysite, kaip yra visa atliekama šita rytinė ceremonija. Štai čia yra mūsų koplyčia, kuri būna atidaryta visą dieną. Kariūnai gali čia ateiti, tiesiog ramiai pabūti, apmąstyti galbūt ir pasisėdėti. Iki pietų mes turime civilinių dalykų paskaitas ir turbūt visuomenė yra tokia klaidinga nuomonė, jog kariūnai tai mokomi akademijoje tik tai greitai bėgti, taikliai šaudyti ir garsiai šūkauti. Na, iš tiesų tai nėra visiškai tiesa. Apart to mes dar mokomės taip pat ir civilius dalykus – tarptautinių santykių, personalo vadybą ir transporto inžineriją. Ir jeigu mes atskirtume civilius nuo karinių dalykų, tai gautųsi, kad 3,5 metų kariūnas yra ruošiamas civiliais dalykais ir pusę metų dėstoma kariniai dalykai. O visus šitus 2 blokus jungia lyderio ugdymas, kuris dėstomas yra visus 4 metus iš eilės. Po sočių pietų ir civilių studijų dabar vyks taktikos pratybos. Darysime staigę skyriaus ataką. Štai mano skyrius ir pulsime priešą iš unimojų.
Tamsu majore, ateities lyderių komanda iššūkiam pasiruošus, raportavo kariūnas Kančys. Pirmin sargyba laukia, pirmin, šaunieji sakalai.